drąsią svetimą. Kiekvienas yra toks mini iššūkiai. Tai be abejo, ir dėkoju tie, kurie prisijungia truputį vėliau, nes jų darbai irgi didelį indėlį įnešė į mūsų bendruomenės gražinimą. Vardo adeles, kurios buvo paklydusios, bet sugrįžo ten, kur jiems reikia. Labai miela važiuoti, kur tiek daug meilės. Yra vaikai rėmėjas. Tai kažkokia mama? Ne. Choro Sakalas, dainininkas. Dar neaišku. Lietuvos dailininkų sąjungos tapybos sekcijos tikrasis narys. Irgi neaišku. Lietuvos vyriausias senelis Kalėda. Rokiškio krašto garbės pilietis. O svarbiausias Kiemų socialinės globos namų 26 bei visų prieš tai buvusių plenerų kuratorius, ir tai yra Arvydas Bagdonas. Prijaukė visokius, subjaurojom gamtą, visokius pristatėm skulptūrų ir visą kitą, sienas išmoliavojau, visokiek spalvom negražiom. Visą tą galvojame, nu kiek čia galima, pasirodo dar galima. Tada 15 metų. Paskui gerai, įteikti. Sūnus prezidento. 15 metų, paskui 19 metų. Na jau 25, jau todėl, kad jau nebėra kur, sienų nebėra, pusantro kilometro užtapytas, visur čia visos erdvės, skulptūrų pilna. A va čia dar galima, tai tokia. Išvyko su tam tikra misija, su vaikučiais, dalinėti kažkokius darbus, tai jisai čia atvežė būtent dabar, jeigu matos į tešinę, pasižiūrėkit virš durų, tai yra stogas, kuriame ten yra tas skulptūrių, medžio, ir ne tik medžio, ir akmenį padaužo, jeigu reikia, ir kitas priemonės, todėl, kad jisai tvirtas, jis netgi rankomis gali išgrauti medį. Tai yra Gintaras Varnas. Prašau. Ačiū, kad suvaidino mikrofoną. Iš tikrųjų, Gintaras Varnas yra apdovanotas ir Seimo pirmininkų, ir įvairių ministrų. Kiemų socialinės globos namai. Dėkojam medžio drožėjui Gintarui Varnui už dalyvavimą 26-ame Kiemų socialinės globos namų menininkų plenere. Pagarbiai Kiemų bendruomenės vardu Gintaras Girčius. Skulptoriui medžio ir turbūt medžio nedirbo. Metalo darbus dirbo, tai padėka vitražistui, nes šiuo metu yra jo vitražas padarytas ir matysime jį. Igorui Skripkai už dalyvavimą 26-ame Kiemų socialinės globos menininkų plenere. Taigi brangiausia dovana, tai padėkos raštas direktorius, kurį sunku gauti. Reikia
Dominykas Šepas ir jo padėjėjas kažkur, Andriukas nematau, tai padėka skulptoriui Dominykui Šepui už dalyvavimą 26-ame Tėvų socialinės globos namų menininkų premijoje. Sveiki, tokios padėkos dar Dominykas neturėjo. Kariai Panevėžį po šventės, tai lygiai tokia padėka Kalviui Sauliui Kroniui už dalyvavimą 26-ame Tėvų socialinės globos namų menininkų premijoje. Tai Kalviui pareigojant tave pristatyti ne tik diplomą labai brangų, bet ir dovanėlį. Tai geras. Tiesiog. Amžina kova. Gėrio ir blogio kova. Tai yra Jurgis, Anteno nėra ir Laurino, bet čia yra štai drakonas baisuoklis. Tai šit jis ir pavojingas, atvirai sakant, ne tik ugnėmis spjaudosi, bet spjaudosi dar ir netgi instrumentais. Ačiū. Tik sveikinu, kad tiek daug susirinko į šitą darbų pristatymą. Bet, gėrio ir blogio kova turbūt čia amžina yra. Jums lieka ir savo. Vis tiek reikia padėti nuo savęs visiems. Ačiū, kad apsilankėte. Kažkaip tai, tikiuosi nepaskendo tas mūsų nuostabios gražios klišės ir galėsim padaryti. Taigi dabar einame į viršų, matysis geriau iš tenai, čia kur apšvietimas yra. Taigi prašom visi, kylam į antrą aukštą. Vaivorykštė laimės ir turtų simbolis. Tai šitiem namam būtų daug džiaugsmo, laimės ir turtų. Gaidžių turės. Taip gražiai nudažyta buvo tvarkingai siena. Ne, vis tiek, normaliusit. Ir tas visas veiksmas jau eina per tiek metų, paskaičiavau, 1,5 kilometrų. Mes čia visų ten neįžiūrėjom. Ten jeigu dar praeitume, tai čia reikėtų labai pragyventi, kas bus norinčių, tai galėsim, kaip sakant. Turbūt 12 ir nesaugiau, ir nemažiau. Tai jeigu suskaičiuoti, 9 yra figūros ir 4 gyvulėliai. Tai yra 13, pagal tavo metodiką. O šiaip žinoma, dar čia buvo pakankamai nemažai. Šiaip. Taip save nusikčiau. Žiūrėjai, atrodo, panašus, tave nupieši, gerai šalia. Grosi su smuiku. Ten. Ir tu čia draugą. Ir vieną gaidį. Tikras. Žiūrėk, kurvuosi. O. Kokie sakė, žiūrėk. Žiūrėk, o čia, jeigu... Juostą persukit greičiau.